Pelno ir nuostolio ataskaita yra populiariausias įmonės finansinis dokumentas, atskleidžiantis, kaip įmonė per tam tikrą laikotarpį generuoja pajamas ir patiria sąnaudas. Ji parodo, ar įmonės veikla buvo pelninga ar nuostolinga ir leidžia įvertinti bendrą verslo efektyvumą. Skirtingai nei balansas, kuris fiksuoja momentinę būklę, ši ataskaita atspindi dinamiką, finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį, kuris paprastai būna ketvirtis arba metai. Taip pat dar galima susidurti su 6 ir 9 mėnesių rezultatais. Ataskaitos struktūra paprastai prasideda nuo pajamų, po to atimamos tiesioginės sąnaudos, leidžiančios apskaičiuoti bendrąjį pelną. Toliau vertinamos veiklos sąnaudos, finansiniai kaštai ir mokesčiai, kol galiausiai gaunamas grynasis pelnas arba nuostolis. Kiekvienas šis etapas suteikia skirtingą įžvalgą apie įmonės veiklą, nuo pagrindinės operacinės veiklos efektyvumo iki bendros finansinės būklės. Pelno nuostolio ataskaita yra svarbi ne tik vadovybei, bet ir investuotojams, kreditoriams bei analitikams. Ji padeda nustatyti tendencijas, palyginti skirtingus laikotarpius ir įvertinti, kaip įmonė reaguoja į rinkos pokyčius.